Labadiena visiems, linkėjimai iš šiek tiek apsiniaukusių, bet šiltų Šiaulių. Aš esu Vaidas Giedrimas ir Šiaulių universitete dėstau tiems studentams, kurie yra pasirinkę studijų programą informatika. Toje studijų programoje dėstau su programavimu susijusius dalykus, tokius kaip komponentinis programavimas, aspektinis programavimas, na ir žinoma programavimas išmaniesiems įrenginiams. Ir šios dienos pamoka bus būtent apie išmaniuosius įrenginius. Svarbiausia, kad mes esame arčiau mobiliosios programėlės, negu kad galime įsivaizduoti. Paprastai ir kiekvieno mūsų kišenėje arba kažkur netoliese namie yra pasiekiamas išmanusis telefonas, su kuriuo mes atliekame įvairius darbus, pramogaujame, ieškome informacijos, galbūt bendraujame. Na ir visos tos programėlės kartais atrodo kaip natūralus dalykas, tarsi bendros infrastruktūros dalis. Ir be abejo, jas, kaip ir bet kokią programinę įrangą, turėjo kažkas sukurti. Na ir atrodo, kad galbūt tos programėlės sukūrimas yra pakankamai toks sudėtingas procesas, sunku tai padaryti. Šios dienos pamoka bus apie tai, kad tai ne visada tiesa ir netgi jūs savo jėgomis galite susikurti kokią nors nesudėtingą programėlę, kuri pradžiugintų jūsų draugus ir parodytų jūsų tam tikrus sugebėjimus, kad šitas jūsų hobis, programavimas, polinkis į kompiuterius gali turėti ir didžiulę naudą. Taigi, prieš pradedant kurti programėlės, mums būtų gerai įsivaizduoti, kokios aplamai tos programėlės būna. Ir čia galim pasakyti, kad tų programėlių iš viso yra 3 rūšių. Pirmiausia, tai yra tos vadinamosios tikrosios programėlės arba native aplikacijos, reiškia, jos geriausiai išnaudoja to įrenginuko resursus. Ir, reiškia, jeigu tame įrenginyje, mobiliam planšetėje ar telefone dažnai būna pridėta tokių prietaisų kaip giroskopas, akcelerometras ir reaguoja įrenginys apie tai, tarkim, jūs išmetėte įrenginį, įrenginys gali sušukti, ajajai. Tai įrenginys reaguoja į savo judėjimo greitį, pasisukimo kampą ir taip toliau. Ir tai galima panaudoti kokiu nors žaidimu kūrime. Tarkime, pats paprasčiausias žaidimas, kurį teko matyti, tai ekrane pavaizduotas toks rutuliukas, tarsi, reiškia, metalinis, mes sukinėdami tą įrenginio kampus aukštyn žemyn, turime įvaryti tą rutuliuką į tam tikrą tokią virtualią duobutę. Tai be abejo, kad tokią programėlę mes galime suprogramuoti tik tai naudodami tą vadinamą native stilių. Tam, kad padaryti tokią programėlę, reikia jau nemažai pasirengti, taigi tokios programėlės programuojamos kokia nors programavimo kalba. Jeigu mes turime tuos populiariuosius Android telefonus, kurių galbūt daugiausiai jūsų klasėje ir yra, tai čia mes tada dirbame su Java programavimo kalba ir specialiomis programavimo aplinkomis. Jeigu tai būtų Apple produktas, tai tada dirbtumėm su tokia Xcode arba Swing aplinka. O jeigu turime Microsoft telefonuką, tai tada, reiškia, dirbame su Visual Studio specialia versija ir taip toliau. Taigi, norint kurti tas tikrasias programėlės, mes galim maksimaliai išnaudoti įrenginio galimybės. Galim prieiti prie kiekvieno užkampio, įtakoti įrenginiui, padaryti beveik viską. Bet užtat, kad tam padaryti, mes turime mokėti programuoti tam tikrą programavimo kalbą ir turėti tam tikrų žinių. Dabar kitas variantas yra tinklinės programėlės arba webinės vadinamosios. Tai čia yra be galo paprastas variantas. Kartais kokios nors įmonės, kurios pardavinėja
tam tikras prekes arba tiesiog save pristato internete, tiesiog sukuria interneto svetainę tokią, kad ji vienodai gerai matytųsi bet kokio dydžio ekrane. Toks vadinamas adaptive mode. Ir tada, jeigu turime didžiulį ekraną, ten televizorių metro įstrižainės, matysis ta svetainė gerai. Jeigu mes turime kokį nors išmanųjį laikroduką arba telefoną, ir jie atitinkamai blokeliai persistumdo taip, kad atrodo pakankamai gerai. Žinoma, kiekvieną kartą vartotojui nėra patogu vesti interneto svetainės adresą, tada yra tiesiog sukūriamos tokios programėlės, kurios reiškia, su vartotojai pasiūlo ženklelį šalia kitų aplikacijų, šalia kitų programėlių. Ir paspaudus atsidaro naršyklė ir naršyklė iš karto parodo tam tikrą svetainę. Be abejo, tokias tinklinės kurti yra pakankamai paprasta. Jeigu tik tai mokate kurti interneto svetainę, tai ji jau yra matoma ir per mobilų įrenginį. Žinoma, ten reikia, ne su bet kokia priemonė tą padarysit, bet tai yra pakankamai paprasta. Ir tokia programėlė turi ir minusų. Jūs turite būti nuolatos prisijungę tinkle. O jeigu Wi-Fi šalia nėra, mobiliųjų duomenų limitą jau išnaudojate, su tokia programėlė negalite naudotis, tiesiog, kad nėra interneto. Ir trečias variantas yra vadinamosios mišriosios programos, kuomet dalis informacijos yra internete ir tarkime, nukreipiama į kažkokią svetainę, o dalis, reiškia, yra programuojama su Java, Swing arba dar kokia nors, tai yra Swift, arba dar kokia nors programavimo kalba. Tai dabar iš to, ką pasakėm, atrodo, kad dar tas programėlių kūrimo pasaulis yra pakankamai sudėtingas. O mes sakėme, kad galime susikurti patys. Taigi ir pereikime prie to, kaip galime susikurti patys, netgi be kažkokios programavimo kalbos žinių. Yra interneto svetainių, kurios leidžia susidėlioti programėlę pagal principą what you see is what you get. Ką matai, tas ir bus. Ir tiesiog, jeigu jūs norite leisti pasirinkti kažkokią, reiškia, tarkime, ruošiatės gimtadienio šventę ir norite, kad draugai pasirinktų, kokią jam labiausiai patiktų temą tos šventės. Arba, tarkime, norite padaryti programėlę, kuri parodytų 20 jūsų geriausių momentų ir pasiūlytumėt kolegom parsisiųsti tokią programėlę ir pasižiūrėti jūsų nuotraukas, bet ne šiaip kaip nuotraukas, o per tą programėlę, per aplikaciją. Tai yra svetainių, kuriuose tiesiog yra šablonų tokių, pasirenkam šablonus sukeliame nuotraukas ir gauname nuorodą. Ta nuorodą naudodami jūsų draugai gali pas save įsidiegti programėlę ir ją naudoti. Šiandieną mes panagrinėsime vieną iš tokių svetainių. Šiuo atveju būtų aplinka AI2 App Inventor Meet Edu. Ir šioje aplinkoje ir dirbsim. Prieš peršokdami šitą aplinką turime porą žodžių pasakyti, ko dar reikės. Tam, kad sukurtumėt programėlę, nereikia praktiškai nieko išskyrus interneto naršyklę. Naršyklė yra bet kuriame įrenginyje, taigi netgi jūs naudodami planšetę prisijungiat naršyklę ir naršyklėje dirbdami kuriat programą. Kitas klausimas, kaip ta programa atsiduria įrenginyje. Tai vienas iš tokių būdų, jeigu jūs įrenginio neturite, norite išbandyti, kaip tai atrodo, yra pajungti emuliatorių. Tai štai iš tos App Inventor svetainės yra nuoroda į, taip vadinamą emuliatorių, tokį AI Companion vadinamąjį ir AI Starter, atsiprašau. AI Starter ir tas AI Starter įdiegia programėlę, o čia jos logotipą matom skaidriai, kuri padeda paleisti tam tikrą emuliatorių kompiuterį. Tai reiškia tos du adresai. Vienas, kur dirbsime, ir čia reikės tik naršyklės. Ir tuo atveju, jeigu norėsime pas save pasileisti ne įrenginyje, o emuliatoriuje, dar reikės specialios programos, kuri irgi gaunama toje pačioje svetainėje. O dabar pereikime
prie mūsų demonstracijų. Tai, nuėję į App Inventor Meet2 svetainę, kuri jau buvo nurodyta, pamatysit maždaug tokį vaizdą. Čia yra nuorodos į įvairius resursus, tame tarpe ir yra tutorials, jeigu norėtume truputį daugiau pasidomėti tuo, ką šiandien šnekėsimės. Yra nuorodos į knygas, dokumentus, anglų kalba, galite susipažinti daugiau. Na, o tų kūrimui aplikacijų programėlių spaudžiam Create Apps mygtuką ir šitoj vietoj reikalauja prisijungti. Prisijungimas yra labai paprastas, jeigu turite kokį nors Google paskyrą, naudojatės Gmail'u, G-Drive'u arba dar ko nors kitu, tai tuomet tiesiog su savo šitais duomenimis ir prisijungia. Prisijungia, aišku, tas App Inventorius pasisveikina ir jūs galite kiekvieną kartą net pasižiūrėti, kas yra, kokios yra taisyklės, kaip čia elgtis ir taip toliau. Na ir matome štai tokią aplinką. Tai šiuo atveju aš esu pradėjęs kurti tam tikrus projektus. Jeigu mes neturėtumėm jokio, tiesiog projects, start new project ir parinktumėm pavadinimą. Tada atsiranda štai toks vaizdelis, rodo mums ekraną, kaip maždaug atrodyti turėtų šitas mūsų telefono ekranas. Ir į jį dabar galime tempti tokius komponentus, kokių tik tai reikia mūsų programai. Na, paimkime tokį pavyzdį, kuris yra gana populiarus ir internete, kad paspaudus mygtuką sureaguoja ir vyksta kažkoks veiksmas. Na, taigi, kur yra mūsų mygtukai? Žiūrėkime. Kairėje pusėje mes turime paletę tų komponentų arba daiktų, kurie gali atsidurti ekrane. Tai aišku, mums pirmiausia siūlo grupę User Interface ir čia yra mūsų mygtukas, varnelė, paveiksliukas ir taip toliau ir taip toliau. Galime čia panaudoti daugą. Ir iš šitų mums ir reikalingas mygtukas, štai įmonė tiesiog nusitempėme, mes su juo truputį tai vėliau dirbsime. O toliau, ko mes čia dar turime? Dar turime kitas grupės, layout. Tai šiuo atveju, jeigu norime labai gražiai išdėstyti, kad elementai būtų lygiuotųsi į vieną eilutę, į vieną stulpelį, arba liptų prie kraštų, išsitemptų automatiškai, jeigu didesnėme ekrane žiūrime, tai tada mums iš šitų reikalinga bus kažkas media. Mes šiuo atveju padarysime tokį pavyzdėlį, kai paspaudus ant mygtuko pasigirsta tam tikras garsas. Tai šiuo atveju aš imu ir nusitempiu sound. Ir kaip matot, nors tempiau ant ekrano, tą sound kaip papildomą elementą rodo už borto. Vadinasi, iš tikrųjų jums tokio garsiakalbiuko nerodys. Tiesiog tai yra, kaip papildomas resursas. Be to, ką mes čia panaudojame garsą, galima panaudoti, ką tik norit, matot, reiškia, jau esama filmuota medžiaga, video player, galit sound recorder iš karto įsidėti komponentą, kuris įrašinėtų garsą. Ir tarkime, sujungus tuos sound recorder ir player, galite sukurti programėlę, kuri paspaudus vieną mygtuką garsą įrašo, paspaudus kitą čia pat pragroja. Taigi, paprastas diktofonas, o užtenka kelių elementų. Netgi matome tokį kaip Yandex Translate vertimui. Jeigu norite įdėti laukelį, jūs parašote kažką lietuvių kalba, o jums parašo kokią nors prancūzų. Jeigu turite prancūzų kalbos kontrolę, galite pasidaryti tokią aplikaciją. Toliau, kuriant kokius nors žaidimus, gali būti įdomi sritis šita Drawing and Animation. Ir šiuo atveju, ball tai tiesiog kažkoks besiblaškantis kamuoliukas ir mes galim toliau įtakoti, į kurią pusę jis juda.
o Canvas čia yra toksai bendras elementas, jeigu mes norime jį įdėti kokią nors animaciją, judesį ir ten galite priprogramuoti pakankamai daug. Toliau, kaip jau minėjau, mūsų telefonas ar ta planšetė gali reaguoti į tam tikrus veiksmus, ką mes su juo darome. Taigi, čia paletėje yra sensors ir tarp tų sensors mes matome clock, tarkime, laikrodis. Galim praskaičiuoti, kad po 5 minučių kažkas pasirodo. Vėl praėjo 5 minutės, vėl kažkas pasirodo ir taip toliau. Gyroskop sensor, kaip minėjau, reiškia kamuoliukas stumdyti pagal tai, kaip mes laikome ekraną. Orientation, ar vertikali, ar horizontali ekrano pozicija ir taip toliau. Negi, sakykime, proximity, kokio atstumo yra nuo telefono kažkoks objektas. Toliau, social. Jeigu aš dabar jūsų paklausčiau, kas iš jūsų nenaudojate Facebook arba kokio nors kito socialinio tinklo, tikriausiai matytumėm vieną kitą ranką. Taigi ir programėlėse dažnai būna galimybė prisijungti su Facebook accountu arba reiškia rodyti kažkur kampe kokius nors ten Twitterio pranešimus. Tai šiuo atveju yra, reiškia, social grupėje galimybė, tarkime, jeigu norit, kad iš programėlės kažkas būtų paskelbta, tai yra tas sharing elementas, kuriam galim nurodyti, kas toliau vyks. Storage. Jeigu norima kažką išsaugoti, paprastu atveju, tarkime, įrašėme šitą garsą su mūsų ką tik sukurtu diktofonu ir, reiškia, norime įrašyti kaip failą. Tai be abejo, tada mes imtumėm ir nusitemptumėm tokiu būdu kaip failą, elementą kaip failą ir galėtumėm jį naudoti. Taip pat yra čia jau sudėtingesniem duomenim saugoti TinyDB arba TinyWebDB duomenų bazės. Connectivity. Jeigu mes kūrėme naudodami naršyklės elementą arba norime, kad bendrautų per Bluetooth ryšį, ir toliau, reiškia, čia visokie kitokie, šiuo atveju Lego Mindstorms, tai tiesiog jau tokie dideli komponentai, jau pusiau sukomplektuotos programėlės, tarkime, kaip Light Sensor, kuri reaguoja į apšvietimą ir taip toliau. Ir Experimental, tai šiuo atveju šitoj grupėje keičiasi, dabar matom vieną, kitą dieną gali būti 3, kitą dieną gal nieko. Tiesiog, kol dar kūrėjai nėra tikri, kad čia jau tikrai labai geras elementas, tada deda taip. Taigi, reiškia, yra tokia paletė. Ir dabar, reiškia, jeigu grįžtumėm prie tos katės pavyzdžiui, kad paspaudę mygtuką su kate pasigirsta garsas miau, tai kaip dabar padaryti? Pirmiausia, reiškia, yra paprastas mygtukas, užrištas ant jo kažkoks tekstas, o imkime ir padarykime, kad jisai ant jo būtų katės paveikslėlis. Tai šiaip jau savybės dešinėje pusėje ekrano galime keisti šrifto dydį, spalvą ir visą kitą, bet, sakykime, dabar galiu imti image, vaizdelis, upload file ir dabar pasirinksiu, tarkim, tokį. Sakau, OK. Ir kokia gavosi katė. Aišku, man dabar ta katė truputėlį čia gal per didelė šiek tiek gavosi. Tai aš turėčiau paredaguoti aukštį plotą. Matote, dabar buvo automatic aukštis ir plotis ir todėl koks paveikslėlis buvo, toks ir buvo. Bet jeigu aš noriu, reiškia pakeisti, tarkime, aš pakeičiu fill parent, ir tada tą katę padaro tokią, kad tilptų į ekraną. Šiek tiek negražiai atrodo, tiesa. Tai tada galiu paimti ir sakyti, kad gal kažkiek taškų ta katė tegul būna plotis. Tarkime, plotis toks, o aukštis, tarkime, 320. Katė tokia artimesnė tikrovėje. Taip. Dabar toliau yra tekstas ant katės. Kad ant kaktos tas tekstas užrašytas nėra labai gerai, pabandykime ištrinti. Štai tekstą ištryniau, liko katė. Jeigu paspaus kažkas pirštuku, jau jinai tarsi ir pasiruošusi būtų.
daryti. Ką daryti? Aš įsikėliau garsą, spaudžiu ant to sound elemento, kol kas ta katė nieko nesako, reiškia. Tai va, dešiniai pusė yra savybės. Minimum intervalą, kiek laiko tas garsas turėtų būti ir surs, iš kur dabar tą garsą imti. Tai šiuo atveju spaudžiu upload file, pasirinkti, pasirenku jau anksčiau paruoštą miaukimo garsą ir spaudžiu OK. Na va, garsas jau paruoštas su šito sound elementu. Sound 1 susietas šitas miau. Na, žinoma, aš čia galiu persivadinti pažymių komponentą, rename ir, tarkime, sakau, miaukimas. Ok, o šitą button 1 galiu persivadinti katės veidas. Na, viską galit keisti, kad vėliau galėtumėt pasiruošti. Dabar, jeigu jūs turėtumėte tik tai tokią programėlę, jinai be abejo neveiktų, katė jums šypsotųsi, bet garso negirdėtumėte. Taigi kažkokiu būdu reikia nurodyti veiksmą. Čia nereikės programuoti kokią nors Java arba kitą programavimo kalbą, bet kažkokiu būdu mes vis tiek turime nurodyti, ko mes norime. Taigi atkreipiu dėmesį, dešiniame lango kampe, kol mes dirbame, yra design paspaustas mygtukas ir yra blocks. Jeigu paspaudžiu blocks, katė mūsų dings. Tai nereiškia, kad mes kažką ištrynėm. Tiesiog mes nuo vaizdo perėjom prie veiksmo, kas turėtų būti daroma. Ir šitoj blocks grupėje, kairėje pusėje, mes matome veiksmus. Nu, tam tikrus, reiškia, programos komponentus, iš tokių programos komponentų, kaip su ta dėlionė galim susikomplektuoti programėlę. Na, taigi, pasižiūrėkim. Reiškia, dabar pirmą paspaudžiu, sakykime, ant katės veidas. Tai yra mygtukas, katės veidas. Ir štai žiūrėkite kažkokius jau dėlionės elementus ir siūlų. Taigi aš paimu, tiesiog įsitempiu iš tų siūlomų štai kokį. When, katės veidas, click, do. Kai kažkas paspaus ten, daryk. Dabar turiu nurodyti, ką daryti. Aš noriu, kad kažkas įvyktų su tuo miaukimu. Vadinasi, kairėje pusėje spaudžiu miaukimas, nu ir siūlo pasirinkti. Ir gerai, tada galiu numesti kažkur čia, bet tai nebus programa. Tai čia bus kaip įmonė, kad vienas žmogus tą moka daryti, kitas tą, bet jie nesusiderina. Jeigu norim, kad tie du dėlionės elementai veiktų kartu, mes turime juos sujungti. Ir taip gausim dėlionę. Tai čia tempiam. Paleidžiam. Pasigirdo garsas ir dabar yra. Kai katės veidas click, do call miaukimas play. Nu ir tiesiog dabar mes jau turime veiksmą, paspaudus ant katės to snukučio, tiesiog reiškia pasigirs anksčiau įrašytas garsas. Viskas, visas programavimas. Jeigu mes šitą darytumėm su kokia nors programavimo kalba, čia būtų kokia kaip minimum 20 to kodo eilučių. Ir dar reikėtų žinoti, kokias tenais klases naudoti. Taip toliau. Dabar kaip šitą programėlę išbandyti? Išbandymui yra keletas variantų. Žiūrėkime, čia buvo projects ir yra šalia connect. Yra labiausiai rekomenduojamas šitų App Inventor kūrėjų naudoti iCompanion vadinamai kelią. Ko šitam reikia? Reiškia, iCompanion, kai mes pasirenkam, ekrane parodo tokį QR kodą ir tam tikrą slaptažodį. Nu, kadais šitas naudojamas? Jūs savo Android telefone turite būti įsidiegę šitą Meet AI2 Companion programėlę. Pasileidžiat tą programėlę AI Companion, ji leidžia fotografuoti tuos QR kodus. Nufotografuojate šitą kodą, paprašys tada įvesti slaptažodį, kuris yra čia dešiniai pusėje. Įvedat slaptažodį ir tuomet
į jūsų telefoną perkeliama yra šita programėlė, kurią mes ką tik ir padarėm. Ir išbandom iš karto telefone. Tai yra pats paprasčiausias būdas, nereikia jokių laidų, nereikia nieko įdėdinėti į programą. Labai rekomenduoju būtent šitą ir daryti. Vis dėlto, jeigu jūs dėl kažkokių priežasčių šito A-Companion nenorite naudoti, galite prijungti įrenginį per USB laidą. Reiškia, jūs prie kompiuterio, kuriame yra šita naršyklė, prijungiat USB laidą, čia pasirenkat Connect USB ir tokiu būdu ta programėlė atsiduria pas jūs. Šiuo metu jūs matote pranešimą, kad to padaryti negalima. Na, visų pirma, pas mane dabar nėra prijungta jokio įrenginio prie laido. Antra vertus, tam reikia įdiegti specialias USB tvarkyklės, vadinamosios USB driverius, darbui su šituo App Inventoriumi. Ir nuoroda į jas, į tas tvarkyklės, yra iš tos App Inventor svetainės, čia galite rasti prie resursas, ir jeigu jau tikrai turite įrenginuką ir norite išsibandyti per laidą, tai galite bandyti taip. Na, dar trečias variantas ir, reiškia, dar mažiau rekomenduojamas negu prieš tai buvę du, yra naudoti emuliatorių. Jis geras tada, jeigu jūs iš viso neturite išmaniojo įrenginio, arba jūsų įrenginys yra Apple arba Microsoft, ne Androidinis vadinamas. Tuomet jūs spaudžiat emulator ir pas jūs šitą veiksmą perima programa iStarter. Kaip jau ir minėjau, iš anksto tą programą iStarter mes turime būti įsidiegę ir pasileidę. Kai yra paleista, nieko įdomaus nėra, tiesiog toks juodas langas ir viskas, bet kai jūs paspaudėte, kad jūs jau čia norite paleisti emuliatorių, startuoja langelis panašus į šitą. Aš čia iš anksto pabandžiau kitą aplikaciją pasileisti, tokia visiškai balta, tai va toks baltas langas įrodo. O iš pat pradžių, kai tik tai pasileidžiate, tarkime, jeigu mes dabar pabandytumėm iš naujo emulator, vaizdelis yra toks juodas langas, paskui truputį žali užrašai, kurie sako, na palaukite, tuoj mes čia įdiegsime programėlę. Ir atrodo toks kaip muziejinis telefonas, bet čia yra principas ne gražiai atrodyti, o kad reaguotų į tam tikrus mygtukus, reiškia, kurie yra normaliame įrenginyje. Taigi, šiais trim būdais jūs galite, kol kuriate tą programėlę, kol tampote tas dėlionės dalis, galite tokiu būdu, reiškia, ją pasileisti. Dabar, jeigu jau programėlė gavosi tokia puikia, kad norite paplatinti visam pasauliu, jūs galite ją platinti kaip tiesiog APK failą. Ir tiesiog duodate draugui APK failą, jis persidėlė kažkokiu patogiu būdu į telefoną ar į planšetę ir naudoja. Taigi, jeigu norime tą APK failą gauti, tada yra menu build ir čia yra app save APK to my computer ir pagal tai, ką mes čia padarėm, sukurs ir parsiūs. Arba vėlgi, jeigu turint failą, dar reikia galvoti, kaip jį įdieginėti ar dar kažkas tokio, galiu parinkti build app QR code for APK. Ir tuomet ekrane parodys tam tikrą QR kodą, kurį nuskanavęs aš pradedu programėlės siuntimą pas mane. Jūs tada netgi galite tą QR kodą atspausdinti ant kokio nors lapuko, duoti draugui ir sakyti, prašau, įsidiek mano šitą puikią programėlę. Tai bendras principas darbo su šituo App Inventoriumi toks ir būtų. Dar kartą primenu. Iš pradžių aplinkoje Projects, Start New Project. Jeigu jau esate pradėję tada Projects, My Project ir pasirenkate, kuris čia jums labiausiai patinka, sakykime, bet parinksiu tokį su kompasu. Taip,
Čia dėliojame grafiniai vartotojo sąsajoje iš kairiai pusė esančių komponentų, kas turi būti. Jeigu norime veiksmų, dešiniai pusėje spaudžiame blocks ir iš esamų dėliojame, tas kompasas šiandien ne visai sėkmingas buvo, My Projects, grįžtam prie mūsų katės. Reiškia, blocks paspaudus, šitoje vietoje dėliojame, kaip kas turėtų būti. Aš tiesiog nebeišsaugojau, todėl čia viskas ir dingo. Na va, ir tie elementai, matote, control patys įvairiausi. Tie, kurie iš jūsų jau šiek tiek susijęs su programavimu, tai atpažinsit sąlygos sakinį. Jeigu, ir įdedam dėlionės, kas turi nutikti, tada daryk kažką. Yra ciklas, kintamajam keičiantis nuo tokio iki tokio, daryk tam tikrus veiksmus ir taip toliau. Ir vat galite įsitikinti, kokia kairiai pusėje yra plati paletė. Rašyti kodo nieko nereikia, lygybės, pliusai, kitos operacijos. Operacijos su tekstu, tokios kaip ilgio nustatymas, paėmimas dalies teksto ir taip toliau, yra viskas naudojama būtent per šitas dėlionės. Netgi jeigu norit pakeisti kažkieno spalvą, tai spalva, colors, matot, yra tam tikra, o ne žodžiu ten koks nors yellow ar dar kažkas tokio. Taigi, jūs tokiu būdu tą programėlę labai lengvai galite susikurti ir patys. Na ir kągi, ši pamoka baigta. Tikiuosi, kad dalis iš jūsų dabar sukursite tikrai puikias ir įdomias programėlės. Na, o tie, kurie susidomėjote šio programėlių kūrimo, na, sakykime, būdu, galbūt jūs sudomins ir mūsų programavimas išmaniesiems įrenginiams dalykas, kuris yra Šiaulių universitete informatikos studijų programoje. Iki pasimatymo Šiauliuose.